Eimant su medicina, mes tik simptomus gydom, kai kalbam apie tai, ką daryti su šalyje jau esančiais 100,000 užsieniečių. Ir ten kalbos mokyti ar dar kažką daryti. Jeigu jų bus didžiulis skaičius, o jis jau didžiulis ir dar auks, jeigu klausytume tų verslo sektorių, kurie to reikalauja, tai pasaulio patirtis paprasta. Milžiniškų migrantų skaičių tu niekada neintegruosi. Galim savo meluoti, bet mes jų niekada neintegruosim. Mes galim integruoti 10,000, mes niekada neintegruosim 100,000. Todėl, jeigu iš tikro norim išspręsti tą problemą, mes turim sumažinti užsieniečių skaičių. Ir taip, yra keli sektoriai verslo, tolimųjų reisų pervežimo, logistikos, statybų sektorių, yra kelios šiaip pramonės įmonės, kurios yra suinteresuotos labai tų darbuotojų atsivežimu. Ir taip, kartais tai yra objektyvus poreikis, aš sutinku, bet tikrai ne visas tas poreikis, kuris šiandien yra pateikiamas, yra objektyvus poreikis, kad tu neturi šalyje darbuotojų. Šiandien Lietuvoje 8 procentų nedarbas, taip, dalis iš jų apie trečdalį, socialinės apsaugos darbo ministerija turi tuos duomenys ir juos viešina, apie trečdalis bedarbių yra nuolatiniai bedarbiai, bet didžioji dauguma bedarbių persikvalifikuoja, ieško darbo, grįžta į rinką kiekvienais metais, jie nėra tie amžinieji ir beviltiški. Ir Lietuva turi kreipti pastangas į proceso automatizaciją, investicijas, į Lietuvos piliečių, tarkim, kad ir iš tolimesnių vietų atsivežimą ten, kur tau jų reikia. Geriau atsivežti žmogų iš, nežinau, kur norit, iš Kauno į Skuodą, jeigu Skuodė kažkam reikia darbuotojo ar ne, negu kad iš Pakistano ar Indijos, kur pastaruoju metu yra populiariausios augančios kilmės šalis į Lietuvą.